Taip, tiesiog dabar taip susiklostė, kad pas mane ateina būtent tokie mokinukai, jaunesnių klasių. Mėginau kviestis vyresniuosius, jie jau turi kitų užsiėmimų. Labą dieną. Renkitės, sėskit. Dabar reikia išmėginti. Patikrinam. Tai, kad jis ir kryždirbys, ir dirba su didelėmis skulptūromis, ir su visiška miniatiūra, kad ir tie žaislai, ar kažkokios mažutės skulptūrėlės, bet visur tas pats atidumas, tas pats kruopštumas. Ir va, tas savo braižo turėjimas irgi jau daug kalba apie meistrą. Kartą mėginau tuos sąrašus, kai buvo studijos 20-metį skaičiuoti, tai tada buvo apie 300 lankiusių. Tai aš manau, kad dabar tas mokinukų skaičius būtų kažkur nuo 350 ir daugiau. Bet tų, kurie jau išmoko drožti, tai bus koks apie 150. Visi darbai yra reikalingi, o mano amatas irgi reikalingas kitiems žmonėms, kad tai yra prasminga daryti tai, kas reikalinga, ir prasminga daryti tai, kas gražu. Ir prasminga jaunimą mokyti, nes taip turi būti, tiesiog taip suresta visuomenė, kad visi, kas trokšta ir dirba, tie randa savo vietą. Tai manau, kad taip viskas susiklostė, kad mano vieta ir mano misija būtent tokia ir yra. 1, 2, 3. Tik drožybai paruošta šviežiai nupjauta mediena. Ir tą va baltą irgi reikia paslėpti. Kaip? Ne, kad turi būti gerai, va. Užsukam. Veikia, visi išmėginti. Diplomas yra čia katroniniai.